pati problema vis tiek yra narkotikai iki šiol Lietuvoje, ar ne? Mes tą matom, jaunimo tarpe vartoja visi toliau žiauriai. Kaip sakoma, čia kalbama, kad ne mada, ne va tai metė, kiti ten šoko į kažkokius kitus dalykus, sportus, verslus ar ne, darbus, galų galę ten į kalnus išvažiavo ir atrado dvasinius dalykus. Bet aš vis tiek matau realybę, kad narkotikai tai numeris vienas šiandien yra tema. Jinai susijusi glaudžiai su kriminalais, žmonės vartoja, prekiauja, viską atiduoda, kad, žodžiu, vartotų arba kažkaip neria į tą narko verslą. Ir pavadinkim, kaip tu matai visą tą situaciją, vat, papasakok. Kaip tau atrodo dabartinė situacija, nes dabar dar viskas yra moderniau, narkotikų prekyba klesti internete. Aš tai matau dar, kad jaunieji narkomanai, žinai. Jaunieji, man čia viena moteris susisiekė su manim, ką daryti, nes sūnus 16 metų, 14 metų, žinai, ta prasme, jau neša iš namų, vagia, ta prasme. Tai prieinamumas turbūt vaikams ar jaunimui, žinai, narkotikų prieinamumas kažkaip turbūt tapo, nes mano laikais ten 99 aš pirmą kartą paragavau, žinai, ten tų miltelių, tai neįsivaizduoju, kiek ten reikėdavo žinot pažinčių ir kad ten gautum ten tą gramelį kažkokį, žinai. Kada eiti iki dilerio, ar ne? Ten turėdavo ten per vyresnius, ten, žinai, ta prasme, ten būdavo reikalų gauti. Ne, tikrai būdavo, aš irgi žinau. Jo, dabar, kažkaip aš ką pastebėjau, tai kad ir viešumoje atsiranda daug laidų, ten, žinai, ten visokių pareigūnai kažkokie, ten, žinai, daro laidas irgi ten kovoja su ta priklausomybė, žinai, problema didelė. Tiesiog didelė. Tų narkotikų turbūt įvairiausių dabar yra tie skysčiai, ne? Aš šitų net nežinau. Kristalinas kažkoks su fentaniliu, kur ten man pasako, kad mirštama masiškai jaunimas. Taip, taip. Ir netgi tenka girdėti, kad Lietuvoje ant tiek yra mirštamumas narkotikų. Man čia kalbėjo žmogus, kuris prekiavo narkotikais ne taip senai, metęs gal prieš pusmetį, daugiau negu prieš pusmetį tą verslą, dabar jau pradėjo gyventi irgi kitokį gyvenimą, švarų. Nepapuolė į kalėjimą, jis dėl to labai džiaugiasi, kaifuoja, kaip sakoma. Ir jis man pasako, kad, sako, mirštamumas šiandien dienai nuo to kristalino, būtent nuo tų narkotikų, kurie yra su fentanilio, turi junginius, ten tas priemaišas. Tai yra toks didžiulis, kad net neregistruojama, kad tai mirė žmogus nuo narkotikų. Įsivaizduoju. Tai jo, problema didelė. Žinai, aš kaip galiu pasakyti, kad ta priklausomybė įtraukia, nejučia, žinai, žmogų. Ir tas žmogus iš pradžių linksma, viskas gerai, bet, žinai, paskui, nebegali, bet tas viskas vyksta taip palaipsniui ir taip švelniai, žinai, kad tau, tu nepastebi, kada tu esi problemai, tu pastebi problemai tada, kada jau iš tiesų pasiekmes pradeda eiti, žinai, kada jau tu policijai pradedi papult policijai, nes vartojimas jis bet kokiu atveju lygiai grečiai eina su kriminalu, tu negali vartoti nepažeisdamas įstatymą, vien dėl to, kad tu vartoji, jau tu įstatymą pažeidė, žinai. Ir tas kriminalas, tu jeigu kas pardavinėja, ten kur narkotikai, ten ir žmonės atitinkami, žinai, ir tu įsitrauki, tavo ratas tampa toks, žinai, tų žmonių, tarkim, ir tu, kur tu esi, žinai. Tai, nežinau, tą dugną ne visi pasiekia, tą dugną, žinai, kiti vartoja visą laiką, tą dugną reikia pasiekti turbūt pirmiausiai žmogui, nes žmogus be dugno jisai nesusivokia, žinai, tu turi pripažinti, kad tu turi problemą, pirmas žingsnis tavo, žinai, tu turi pripažinti, kad tu turi problemą, o iki to vieniem tas dugnas greitai ateina, žinai, kitiem reikia kalėjimus pravažinėti po visą pasaulį, žinai, kad dugną pajaus. Bet yra žmonių, kiek žinau, netgi tokia rūšis, tie, kurie karts nuo karto vartoja. Pavyzdžiui, tai yra vakarėliuose, kažkokiuose moderniuose, pramogų pasaulio sektorių tas labai yra paplitę, tarp muzikantų ypač, kitos meno rūšių atstovų. Paskui tenka girdėti, kad net verslas vartoja irgi po sandorio kažkokio ten eina to kokso traukia, taip toliau, ar ten sėdi kažkur parai laiko užsidarę su prostitutėm, striptizo šokėjom, dar kažkur kaip ir filmus. Ir yra dar tokia trečia rūšis, kad net ir tie, kurie
neva tai rodo, kad jie gyvena sveiką gyvenseną, bet jie iš tikrųjų vartoja irgi slapčia. Tai aš turiu tokių duomenų, kad netgi kai kurie treneriai sporto, kurie labai kultivuoja neva sveiką gyvenseną, bet jie patys irgi slapčia traukia tos miltelius. Na tai tas ir yra slapčia, čia, žinai, tas nieko, turbūt ne visa bėda yra narkotikų pačiame vartojime, čia jau tik pasiekmė tavo gyvenimo būdo, žinai, tau kai pradedi meluoti slapčia daryti, jau yra negerai, žinai, nes tu turi su to paskui gyventi, o žinai, tas melas jisai pagimdo antrą melą, nes, taip kitaip negali būti. Tu sakai, žmonės narkotikus vartojantis yra didžiuliai melagiai, ar ne? Taip, tai su kaukiam, tai tu ribas tas, kas retkarčiais vartoja, tai tu arba vartoji, arba tu nevartoji, žinai, ta prasme. Lygiai taip pat kaip, pavyzdžiui, aš rūkau žolę, žinai, aš nenarkomanas, aš neniuchinu, netraukiu miltelių, pradedi miltelius traukti po metų, sakai, tai aš nesišaudau, žinai, aš nesileidžiu į vieną, aš nenarkomanas, žinai, tie narkomanai. Pradedi leistis į vieną, tai sakai, aš dar ten dar kas nors, žinai, ta prasme. Aš rečiau ten, žinai, ne kasdien man nereikia, aš ne heroiną, žinai, šaudausi, ar dar ten visokie dalykai. Save guodžia, save slepia. Tai tu be melo negali, kaip tu be melo, prasme, narkomanai, tu tas ribas perženginėjai moralinė, žinai, labai plėti, pabiški. Ir jie netgi save tarpusavy vienas kitą apgaudinėja vardan kaifo. Nugrebė ten tas toksai, kur jau pasidaro, tas toksai dugnas, kaip aš sakau. Dugnas, Nes ten daleiskim perka keliese ten kažkokie X kiekį ir paskui viens kitą apgaudinėja, kiek tenka girdėti istorijų tokių. Bet čia jau man rodos, kad čia jau dugno link, ar ne? Tai žinai, tas dugnas kiekvienam skirtingas. Vienas dugną pasiekė turbūt 2 kartus užtraukęs, žinai, ir supranta, kad, ką aš čia darau, žinai. Ta prasme, turbūt jam čia dugnas ir jis nustoja vartoti, jam gal tada tuo metu tos pagalbos tokios didelės nereikia, žinai, nereikia centrų reabilitacijų. Kitas sutinka moterį, žinai, sukuria šeimą ir pasitraukia iš to, žinai, vardan pagydo moteris. Tarkim, jo, didesnė jėga atsiranda už tą potraukį narkotikam, žinai. Žinau, ne vieną iš tikrųjų pavyzdį, kur taip susitvarkė žmonės. Taip, o kitas kalėjimus praeina, žinai, apvogė visus giminės artimuosius, žinai, visais įžeidžia, ten apgauna, jo visur, žinai, visi gaudo ir jau kai neturi kur eiti iš namų, visur išvyta, žinai, pabando dar nusižudyti ir tai nepavyksta, žinai, ir tada tu prašai pagalbos. Pirmas žingsnis, tam, kad paprašyti pagalbos, turi pirmą žingsnį suprast, kad tu be problemą, žinai, ir kad tu pats negali. Retas, kuris pripažįsta, ne? Tai, dažniausiai nepripažįsta. Tai tas ir yra, žinai, tarkim, kaip pavyzdį, žmogus sąžiningas, viskas gerai gyvena, sąžiningai nemeluoja, žinai, kažkur pradeda daryti, tiesiog vakarėlį pradeda narkotikus vartoti. Kur sąžiningumas jau, žinai, ta prasme, jeigu tu esi sąžiningas, tu jau įstatymus laužai, žinai, ta prasme, vartoti irgi negalima, žinai, tas jau riba biškai peržengta. Tada tu eini kažkur pirkti, jau atsiranda tas paslaptingumas, jau slapčia, žinai, jau kad nežinau, kur varai, einu čia, žinai. Ir tas kaip kamuolys, žinai, kaip sniego gūžulas, žinai, rieda ir viską tempia su savim. Tik sakau, vieniem pasiseka, vieni sustoja normaliai, žinai, su žmonom, su kuria šeimas, kitiem reikia prisidirbti, kiti niekada nesustoja. Daugelis nesustoja, miršta, žinai. Daug. Perdozavimas. Taip, aš dabar, tarkim, kaip nevartoju 6 metai, žinai, aš bendrauju su nevartojančiais ir žinai, tie, kur nevartoja, atkrenta ir numiršta daug, kas numirė, daug, krenta kai lapai. Geras. Jo, žinai. Tai jie daug metų nevartojo, paskui netyčia pradėjo vėl vartoti kažkaip ar ne, ir tada perdozavo kažkurią dieną. Jo. Tai būna tas pirmas pavartojimas labai dažnai perdozuoja, nes vartoja kaip pagal seną, o tai narkotikai keičiasi, ten, žinai, tas sudėtis jų sunkėja, dar kažkaip, žinai, tai nėragi banderolė, žinai, kad kokybiškas produktas, tu nežinai, kokį tu gausi. Imk ten 1 gramą arba pusgramą. Darosi taip, kaip darėsi prieš metus ir krenta, žinai. Žiauru, ką? Žiauru. O kaip su to koto, aš nežinau, kaip čia turbūt. Kalbėti apie tai galbūt reikia ir kuo daugiau ir garsiau.
žinai, kai manęs klausė, o kam tu ten darei tas video, filmavai, žinai. Kur mes kalbėjome? Jo, aš sakau, aš galvoju, aš rimtai savęs pasiklausiu, kodėl, žinai, bet paskui man toksai, žinai, tegul nors vienas žmogus išgirdo ir nevažiavo su to kaifu, žinai, kur nors, tarkim. Ir tai jau rezultatas. Lagaminė tam. Jo. Kaip tu važiavai Japoniją. Taip, ir užtenka vienas rezultatas, tegul nors vienas žmogus išgirdo ir čia jau rezultatas. Tai apie tai, žinai, ta siekla vis tiek, žinai, galima, aš sustojau, man buvo sunku, aš buvau visiškai duobėje, aš buvau ligoninė, žinai, jau šitoj Dariaus ir Girėno man buvo visiškai blogai, bet aš sustojau, man pavyko, žinai. Man draugas padėjo, aš paskambinau jam ir jis man ištraukė, ta prasme, kaip aš pripažinau, kad aš jau viskas, paskambinau jam, jis atvažiavo, mane nuvežė, suderino viską, aš nežinojau, kur man kreiptis, ką man daryti, aš nežinojau, kad galima taip, žinai. Taip. Ir žinai, ir tu paskui atsistoji, pradedi bendrauti su tokiais žmonėm patys, kurie turėjo problemų su narkotikais ir alkoholiu, žinai, ir tu su jais šnekiesi, ir ten buvau tose susirinkimuose narkomanų anonimų ir realiai istorija apie tave, žinai, kiekvienas, tai mechanizmas tas pats pas visus, žinai. Tu sakei, beveik 20 metų vartoji? Nu jo. Daug. Nu taip, aš... Kiek tau dabar? Kem 2. Pusę gyvenimo realiai. Blemba, didelis laiko tarpas, ar ne? Jo, nu tai matai, mano tas kalėjime 5 metai buvo tarpas, nevartojau, žinai. O šiaip aš kaip 16 metų turbūt pradėjau gerti alkoholį. Aš pirmą kartą papuoliau į policiją, girtas, šlapinausi gatvėje, sustojo policija, dar su tais varanokais važinėdama, žinai. Man nuvežė mane į nuovadą, aš turėjau įskaitą nepilnamečio, mama ten pastoviai eidavo pasiimti kiekvieną penktadienį, nes prisigerdavom, varydavom į diskoteką, atvažiuodavo policija, visus surinkdavo, kas girtis, kiekvieną penktadienį. Tai ką aš ir gėriau, paskui atsirado narkotikai, su narkotikais atėjo pažintis, žinai, pradėjo viskas sunkėti. Kriminalas, vagystės iš mašinų, žinai, ir kur atsidūriau. Tai kitur niekur tu negali atsidurti, 3 keliai - ligoninės, psichiatrinės, kapinės arba kalėjimas. Viskas, daugiau nieko nėra. Tai ligoninės ir kalėjimas dar geriausias variantas. Dar ligoninės ir kalėjimas. Ligoniniai tu gali atsičiūkinti arba kalėjime, žinai, nes tu ligoninės tu daug kas eina, tiesiog, žinai, ta psichozė užėjai. Tai tik 3 yra šitie išėjimai, arba tu kažkada sustoji, o kada tu sustosi priklauso nuo tavęs pačio, žinai, reikia žinot, aš nežinojau, pavyzdžiui, žinai, daug ko. Aš vartojau, man buvo gerai, aš ten, žinai... Neklausai? Žinai, tu užsidarai į tokį burbulą, kur tu stengiasi nepriimti to kokio nors kito gyvenimo. Tu nežinai tiesiog, kad gali būti kitoks gyvenimas. Tu gyveni tą, žinai, ir tu nepriimi. Ir kaip tu save teisini, tu teisini save, tai ką aš eisiu dirbti ir paskui po darbo namo, čia ne man, aš bent dabar linksmai gyvenu. Kol neprasideda pasiekmės didelis tos, kur tu nesugebi padirbti jau niekur, žinai, tada policijo, kur jau prisidirbi, kur antstoliai, jau žinai, kai pradeda pasiekmės, kurios tu jau nebepavelki, kur pastovi, jau žinai, kur tu grybauji, su narkotikais tu visada grybauji ir tu pradeda eiti pasiekmės, kur jau vien per pasiekmės, visada problemose nuo tavo, žinai, to kelio, tada tu esi priverstas tiesiog. Tu minėjai apie 12 žingsnių programą, ne? Taip. Kad jinai yra tokia, kaip čia pavadinti, papasakok apie ją. Nes iš tikrųjų ne visi žino ir turbūt nežino žmonės, kurie tenai nebuvo, tai yra normalu. 12 žingsnių programa tai yra, kaip čia pasakyti, tokia knyga, narkomanų anonimų knyga, kur pirmas žingsnis pripažinti, kad turi problemą, žinai, ir klausimai, ir tos klausimus atsakinėjai. Tiesiog sėdi, skaitai klausimą ir atsakai. Vėl skaitai klausimą ir atsakai, taip kaip tau atrodo. Ir į tos klausimus atsakinėjai, ir ten tokie klausimai, kur pirmas žingsnis, tai tu turi pripažinti, kad tu turi problemą, antras žingsnis
pagalbą, žinai, nu, ir taip eina būdo trūkumus, ten turi įsivardinti savo, nu, bet ten labai daug klausimų ir tu į kiekvieną tą klausimą atsakinėjai, aš raštu atsakinėdavau, žinai, tai kartais tie klausimai tokie, kur žmogus eilinis per visą savo gyvenimą savo jo neužduoda, žinai. Ir kada tas klausimas eina paklausimą, klausimas paklausimą, tu įsinarpliai visą save, tiesiog save priėmi, žinai, įsisprendi savo visas traumas, nes pats vartojimas medžiagų tai yra tiesiog pasiekmė tavo kažkokių tai psichologinių dalykų. Problemų, vaikystės daug traumų, žinai, žmonės vartoja dėl daug vaikystės traumų. Tai atsakinėjai tos klausimus, pabiški, pažįsti save, priėmi save, žinai. Atidarai save kitaip. Atidarai, jo, įspaudi pūlinius, tos, žinai, psichologinius vadinamus ir viskas, ir gali toliau gyventi. Tada įkvėpi oro. Nes turi, žinai, ten logika tokia, kad yra aukštesnė jėga ir, kaip ten, stipresnė jėga ir aukštesnė jėga, žinai, tai stipresnė jėga yra narkotikai, žinai, ta priklausomybė, jinai yra stipresnė už tave. Tu kada panyri ją, tai tu net, kodėl žmonės vartoja, žino, kad bus problemas, ne? Vis tiek geria, tarkim, geria alkoholį, žino, kad rytoj bus bloga, kad į darbą neišeis, kad ten susipyks, kad prisičiūdins, žinai, aš taip, pavyzdžiui, čiūdindavausi, aš žinodavau visą laiką, kad bus policija, kur nors prisigrybausiu, tas vis tiek gerdavau. Ir aš atsičiūdinau, sakydavau, kad viskas daugiau ne ir vis tiek, tu, penktadienis ir vėl, žinai, grįžti tą patį. Jo, tai čia ta stipresnė jėga ir kol tu neturi aukštesnės jėgos, tai ta aukštesnė jėga 12 žingsnių tau neperša ten kažkokio tai Jėzaus Kristaus ar ten, žinai, Allaho ar kažkokio tai Dievo. Bet kas gali būti aukštesnė jėga, gali būti kitas žmogus šalia, kažkoks tavo patikimas asmo, su kuriuo tu gali bendrauti, šnekėti apie viską, žinai, atsiverti ir tiesiog ten tie 12 žingsnių išmokina tave neapgaudinėti savęs. Žinai, kai tu neapgaudinėjai pagrindinis, savęs, ar ne dalykas? Taip, kai tu neapgaudinėjai savęs, tu tiesiog priėmė viską, žinai, kas tavy yra. Ir tada tau nėra poreikio nei meluoti, nei apgaudinėti kažką, nei ten apsimetinėti, žinai, tau nereikia vartoti. Tiesiog tu gali būti laimingas ir be to, žinai. Tu turi suprasti, žinai, daug kas vartoja ir galvoja, kad labai jiems čia viskas šauni ir kad jie ne narkomanai, žinai. Tai ta prasme... Save gydo irgi. Taip, tai žinai, tai vienas vartoja kiekvieną dieną, žinai, o kitas vartoja mėnesį kartą, bet skirtumas koks, vis tiek vartoja, žinai. Tai mėnesį tai dar čia normaliai yra, kur sakė tik savaitgaliais. Tai tik savaitgaliais, Taip pat aš... Pasibaigus darbo dienai. Taip. Arba savaitį tai yra. Tai, žinai, tai savaitgaliais ir gyveni nuo savaitgalio iki savaitgalio. Pirmadienį eini į darbą ir galvoji greičiau penktadienis, kaip aš užtrauksiu šniūrą, žinai. Bet taip yra. Taip yra, jo. Taip yra ir, žinai, ir labai sunku, aš galiu net tos narkomanus biškai paskirstyti į dvi grupės. Vieni yra, kaip aš, pavyzdžiui, tai dugnais varydavau. Jeigu užniuchinu, tai ten iki kol baigėsi pinigai arba sveikata, žinai. Arba yra tokie, kurie moka dirbti, uostyti ir dirbti. Ir jiems yra sunkiausia, nes jie adaptavę vartojimą kartu su gyvenimu ir jie eina į darbą, jie niuchina, jie kenčia, ten visus dalykus, savigraužas ir visokius ten fizinius silpnumus, žinai. Jie vis tiek eina į darbą, tada jie uždirba pinigus, tos pinigus sumoka barigai, žinai, bet kažkiek ten, tai jiems yra sunku, nes ir jie supranta, bet jie turi už ką vartoti. Aš tai, viskas būdavo taip atsistatydavau, vėl su visais susitaikiau, skolas atidaviau, pradėjau dirbti ir paskui užniuchinau. Vėl visiems skolingas, visur prisičiūdinau, iš darbo išmetė, sveikatos nebeturiu, viskas užmiegu, kur nors atsibundu, jau neturiu nei už ką vartoti, nei kur vartoti, nieks man baraigos nei vienas į skolą jau nebedoda, nes per tą ten savaitę ar mėnesį aš viską išsiurbęs, žinai, visus resursus. Tada turiu čiūchinti, žinai. Kaip sakė man vienas toksai irgi iš buvusių narkotikų prekeivių pasaulio, sako, amfetaminas tai iš vis yra meistrų, vos ne narkotikas, sako, jie savo ramiai tos šniūrus, tos šriubus suka ir sako, jie net nesigilina. Aš paskui pagalvoju, blemba, tai kaip jie gali ką sutvarkyti normaliai,
Tu gali ir važiuotis, paskui ir ratai tau visi išsibarstys, jeigu jisai tokioj būsenai tau tvarko tavo mašiną. Na taip. Tai sakau, tai čia yra kur biški. Žinai, ir tas amfetaminas iš biški duoda tas, aš pats vartojau amfetaminą, tai jis toks duoda, žinai, tu gali visą naktį dirbti, tikrai gali dirbti, bet... Užsikūręs varė. Jo, bet aš tai ne biški varydavau, aš varydavau, mane, kol aš nesuprasdavau, ką veikiu, žinai, bet tie, kas moka biški, tai, ta prasme, žinai, mėgot nereikia, valgyti nereikia, gali visą laiką dirbti. Nes užsikuriant to darbo, jo, bet tai aš, pavyzdžiui, pirmą parą galėdavau kažką dar padaryti, bet antroj, trečioj pradedi grybauti, jau, žinai, tiesiog tam darbiau. Dirbi viską, bet tuo pačiu nieko, žinai. O tu atskiri gatvėse dabar, kaip vaikštai, pamatai žmonės, kurie pavartoja? Atskiri. Matai, ar ne? Ir net galėtum pasakyti, ką jisai pavartojas? Jo. Aš atskiriu netgi tą judesį, žinai, aš jau matau, kad čia vyksta, žinai. Ir dažnai matai? Ką? Dažnai matai? Ne, nematau dažnai. Dažnai nematau, bet pamatai. Bet kai pradedu pamatyti, tai suprantu, kad reikia man jau dirbti su savim, nes kažkas negerai, žinai. Jo, tada, kai pradeda švirkštai valioti, žinai, tai jau suprantu, kad kažkur neten žiūriu, žinai. Bet jo, pasistebi tas judesys, kad jau čia, žinai, ten kas nors, kur nors įdomi, žinai. Koordinacija, ne, tada išsiduoda ar kaip? Net ne patį žmogų pastebi, bet veiksmą patį ten dviese, kur nors su kokia mašina, kažkur jau stovi net ten, kaip, ta prasme, jauti tą, žinai, jauti tą. Nes pats kažkada, kaip sakoma, panašiai gyvenai. Matai veidrodį, žinai, tą. Aš įsivaizduoju, kad pareigūnai irgi neveltui, manęs dabar niekas nestabdo, jokia policija. Blemba, aš kaip vartodavau, važiuodavau su to mašinom, naktį tiesiog paima sustabdo, ar ten dieną tiesiog sustabdo, kažkodėl, nes, jie irgi, žinai, turbūt išmokyti. Taip, supranta, spalvas skiria. Skiria spalvas. Tai aš irgi taip pat lygiai, žinai. Matau, kad kažkas čia vyksta, žinai. Tai klausyk, iš tikrųjų galėtum net eiti policiją padirbti. Nebuvo tokių minčių? Ne, nebuvo. Nes viską kiaurai matai, viską pagauni. Tai tas, žinai, gyvenimo mokykla. Gal man tik taip atrodo, kad aš matau kiaurai, bet jaučia, aš pastebiu. Tos, kur jau labai apsivartojusios, tai iškart matosi, žinai. Bet dienos metu ar vakare daugiau? Tai būna ir dienos. Vakare aš nelabai, aš 10 valandą einu miegoti, žinai. Tai tu ne naktinis. Ne, pas mane grinai režimas, 10 valandą aš jau viskas nieko negaliu. Man net vakarėlį būna neįdomu, jau po 10, jeigu, žinai, aš jau pats. Tai senai buvai kažkokiam klube, koncerte? Į koncertus nueinam, žinai. Buvau čia į tą. Jo, buvau 90 koncerte, tai taip pasidėjau pusę koncerto, su ko einam iš čia, nes ten, žinai. Visokių buvo. Oi, ten buvo, žinai, ten rūko, žiūriu, ten, žinai, girti, sakau, einam iš čia. Ai, tiesiog užspaudė, ne? Per daug publika tokia, ne? Jo, aštri, kaip 90, žinai. Tai buvo gangsterizmo per akis, ar ne visur? Jo, tai sakau, čia ne mums einam iš čia. O taip, tai nuvarau į tos tokius ramesnius, į tos Petreiką varau koncertų, žinai, ten toks yra, paskui Jankauskaitė visai gerą tokį padarą. Tu tokių ramesnio fono. Jo, kur nuvarai, kur tiesiog klausai. Jo, o į tos tai ne. Neįsiu daugiau, į 90 gavau dovanų, nuėjau, neišbau viso ir daugiau neįsiu. Žodžiu, tūsus jau nebenori tos eit, ar ne, kur ten. Tiesiog ne taip gyveni, žinai, net, čia buvau gimtadienį vienam, žinai, pas kaimynę, tai kažkaip neblogai visai vandenį geriu, visi geria ten normaliai, o aš vandenį, bet mes su žmona iš karto dainuot, karaoke, žinai, nereikėjo, ta prasme, pasiekti kondicijos, žinai, mes jau nuo pat pradžių ten tūsinom. Bet, žinai, iki ten tam tikro laipsnio, kai jau prasidėjo, žiūriu, kad tu mane gerbi, tai sakau, varom iš čia, žinai. Na tai, ta stadija vis tiek ateina kažkada žmonėm. O šiaip, atsakyk, pasakotų man vieną istoriją, kaip matei prie parduotuvės tokį incidentą ir sakei, kad tavo akimis žiauriai gerai policija dirbo, ar ne? Jeigu gali papasakok plačiau mums visiems, nes iš tikrųjų įdomi istorija. Čia jau neseniai buvo, ne? Čia buvo gal prieš keletą metų, prieš porą gal kokią metų.
Nu, po mūsų video. Jo, turbūt po mūsų video. Nu, atvažiavome į aikštelę parduotuvės, ten kebabinės kioskas yra, tiesiog norėjom nusipirkti kebabų ir pliambam vyksta čia palei priekį. Čia Kaune viskas? Kaune, jo, čia mušasi, ten keliese mašinos, ten atidaryti, nu, tiesiog dienos metu, žinai, daužosi. Aš tokį, žinai, pasidaužę, paskambinau policijai, tai atvarė policija, žinai, labai gerai. Nu, man pasirodė labai profesionaliai, taip kaip, žinai, mirgalkių įlėkė į aikštelę, tos iškart surinko, kiti bėg pradėjo, antras ekipažas nuvažiavo, tai išleido vienas ekipažas iškart nuvažiavo į tą vietą, žinai, kur jie bėgo, o kitas ekipažas sustojo, vienas išlipo iš karto sučiupo, kiti nuvažiavo, ten jos visus greit surinko, žinai, bet tai, žinai ką, ten jie vieni kitų nepažįsta, niekas niekam pretenzijų neturi, ten, žinai. Kaip visada. Kaip visada, jo, tai man, žinai, sakau, o tai sako, tau, nu, policija man paskui, žinai, atvažiavo, tipo, sakau, nu, tai į mišką važiuoja kažkur mušti, žinai, vaikai, žmonės dienos metu, ta prasme, žinai. Tai tokie, kažkaip. Gražino į senus laikus šiek tiek, taip nemaloniai, ar kaip, sakykim. Mane kažkaip pyktis paėmė, aš nežinau, ar mes taip darydavom kažkur, gal prisigėrė kokie, gal ir neatsimenu, bet kažkaip, žinai, važiuoju kažkur, ar ten, nu nežinau, ta prasme, nevertinu, žinai, žinau, kad pyktis mane tada paėmė, galvoju, nes vaikai, diena, žinai, parduotuvė, prekybos centras, jo, diena, ten 3 valandą dienos. Ką palinkėtum klausyk žmonėm, kurie galbūt iki šiol kapstosi ir neranda sprendimo, neranda to rakto. Jie galbūt perklausė tos 2 tavo ankstesnius interviu, dar daugybę viso kito perskaitė, pamatė, bet nu vis tiek vat, neranda to išėjimo rakto, nes tai yra labai svarbu. Tai yra labai svarbu. Tai palinkėčiau dugno. Dugno. Kuo greičiau pasiek dugno, viskas, nes nepasiekęs dugno, tai nieko nepadarysi. Turi pasiek dugną, suprast, kad tau čia viskas, kad čia viskas, kad čia šūdas, kur tu esi. Ir kada tu kuo greičiau dėsi su veidu į žemę, žinai, kada tavęs atsisakys artimieji, tada tu palinkėčiau gal artimiesiems, ne skolas mokėtų išvyti iš namų, žinai, jeigu turim tokį. Nes kitaip tu jam nepadėsi. Čia, žinai, tėvai dažnai būna galvoja, vat padėsiu sūnui, kaip tu gali padėti, tu turi jį išvaryti iš namų, atsisakyti jo, pasakyti, kad tu mane sūnus. Skolas išlaikysiu, advokatą pasamdysiu. Tai čia, žinok, taip jis gali numirti, kai tu jį išvarysi, bet jis tikrai numirs, jeigu tu jo neišvarysi ir mokėsi skolą, žinai. Numirs dvasiškai, jeigu ne fiziškai, bet fiziškai irgi numirs didesnis šansas, negu tu išvarysi, jis ateis, nu, dugną pasiekti. O kišdami pagalvę mes savo artimiesiams kenkiam, žinai, realiai. Tai dugna, ką mes kalbėjom, kalėjimas arba reabilitacinė, arba ten kažkokia kitokia klinika. Kiekvienam savas dugnas, kitam užtenka 2 kartus į vakarėlį su narkotikais papult ir suprast, kad blemba, aš čia neturiu būti, žinai. Dugnas kiekvienam skirtingas, vienam, žinai, vieni išgyvena dugną, vat, sakau, papuolęs į vakarėlių supratęs, kad taiktų savo, aš čia, žinai, vakar žolę rūkiau, čia jau viskas man, žinai, ir nustos, o kitam reikia kalėjimus praeiti, dar kažką, aišku, reikia dugno, be jo niekaip. Žiauriai skamba, bet gal kažkokios šviesos paduodam dar pabaigai. Tai šviesa, kad, tai... Šviesa, kad būtų šviesa tunelio gale. Dugnas ir yra šviesa, realiai tu tada supranti, kad reikia kažką daryti. Ir labai daryti, ar ne? Ir galima, ir yra išeitis, yra galimybė, jeigu aš sugebėjau, tai čia, žinai, visi gali sugebėti. Ir aš mačiau tikrai patikėk tokių personažų, tokių narkotikų kilogramų į save susistumusių, kad ir normaliai dabar gyvenančių, kad išeitis yra. Žmonės prie mirties ateina, beveik mirdami su nupūvusiom kojom nuo narkotikų ateina į centrus ir paskui tampa sėkmingais kažkokiais sportininkais, kultūristais. Fitneso šitose dalyvauja. Yra va šitokių pavyzdžių.
Yeah. Muaytaistai yra, pažįstu. Nu, aš dabar daug bendrauju su, žinai, 10-15 metų, kas blaivas, sako, aš heroino man kojas buvo nupuvę, aš atėjau verkdamas, nieko neturėdamas iš kalėjimo su maišiuku, jis dabar Muaytai sportuoja, namus stato, firmą turi, žinai. Važiuoja su gera mašina ir, ta prasme, turi gražią žmoną ir, ta prasme, viskas, ko realiai. Ko neturėjo. Taip, ko tu, žinai, tas narkotikai ir romantika pati pradžia, žinai, atrodo, kol tu jaunas, nieko nesupranti, tau atrodo narkotikai, mafija, bachūrai, mašinos, geras gyvenimas. Ir čia, va, žinai. Nesibaigiančios linksmybės. Realiai dabar mes gyvenam tokiam pasauliu, kad dirbk ir tu viską turėsi. Aš viską turiu, man nieko, tu prasme, daugiau nereikia. Aš turiu rankas, kojas, galiu įkvėpti, aš kvėpuoju, žinai, nu, kaip ir sakė čia vienas mūsų kolega. Jo. Yra išeitis tikrai. Jeigu labai nori. Turbūt nori visi, žinai, kada jau, bet, ta prasme... Bet žmogus pats nori, turi norėti. Taip, sutik su tuo. Jeigu ten versi per prievartą... Vidinė, yra dvi motivacijos. Vidinė motivacija, kada tu pats nori, ir išorinė motivacija, kada nori tavo tėvai, artimieji, darbas, ar tiesiog kažkas, bet tu pats nenori, turi pats norėti. Tai tuom ir baigiam. Tai linkiu šviesos visiems. Aš tai šviesos. Šviesos, taip. Yra. Žinai, vis tiek, aš galvoju, va tokie pašnekesiai, kažkur prieinami internete, kad žmonės domisi, žiūri, šneka, žinai, bent kažkiek išgirsta, vis tiek tas siekla, žinai. Bent kažkiek įkvėps galbūt, kažką, kuriam sunku šiandien dieną. Bent vienas žmogus, bent vienas tegu žmogus išgirsta ir kažką pakeičia savo gyvenime, pasuka į kitą kryptį ir tai bus rezultatas. Ačiū tau, Andriau, ir tau visokiojopos sėkmės visame kame. Gerai, ačiū.